kokie? Mes pingvinai. Gal jūs iš Pietų Ašigalio? Ne, mes iš Žemynos progimnazijos. Gerumas tai yra visą laiką, kai pagalvoja apie kitus, stengiasi jiems padėti tai, ko jie prašo ir atsižvelgia į kitų reikalavimus, bet norus. Reikia padėti vieni kitiems. Su mokytoja pasigaminom bilietėlių po 2 litus ir kai ėjo kas nors į spektaklį, pardavinėjom bilietus ir paskui tuos pinigus visus atidavėm Maltos ordinui. Konkursas Idėjos padėjėjos tai yra organizuojamas jau 6 metus ir jis kviečia kurti įdomias, originalias, šmaikščias idėjas, jas įgyvendinti ir surinktas lėšas skirti maisto ant ratų projektui. Koncerte dalyvavo apie 60 pradinukų, o į koncertą atėjo žiūrovo apie 300. Tai mes surinkom daugiau kaip po 1000 litų už kiekvieną koncertą. Taip ir susirinko tie mūsų pinigėlį, tas gerumas. Aš dalyvavau mūgiai ir paaukojau savo pinigus šitą uždirbtus į Maltos ordinui. Ką tu darei mūgiai? Pardavinėjau keptą duoną. Mes visi esame prisidėję prie gerumo akcijos, todėl kad visi kažką padarėm tai gerumo akcijai. Negailėdama irgi paaukojau, nežinau, kažkas kam tai bus pietus, lėkštės ir bus vakarienė, kažkas nuo to pasijus laimingesnis ir buvo labai gera dalintis meilę ir draugystę šilumą mokyklą. Žemynos karoliukai, gerumas tau ir man. Čia mes darėm iš širdučių, kurios rodo, kad gerumas ir visur tegul jis būna. Čia tavo viena širdis, o kitos? O kitos mano klasiokų. Mokytoja atnešė obuolį ir kelis vaisius atnešė ir pasirinkom, kad geriausia yra obuolio formos, tokie kaip draugiškumas. Mes jaučiame pagalbą vieni iš kitų ir turbūt tai yra patys svarbiausi dalykai ir kad vaikai suprato, kad duodami ir atiduodami mes gauname daug daugiau. Kas tai yra gerumas? Kai padedi kitiems ir žmonėms. O jums labai sunku būti geriems? Lengva. Gerai ilgiesi ir tiek. Mūsų mokyklos koncertuose, labdaros koncertuose, mugėse vaikai surinko per 2 metus 5000 litų ir mes, kaip sakėme, paaukojome Maltos ordinui. Jinai buvo nominuota kaip daugiausia dalyvių surinkusi progimnaziją, o 11 metais, kai dalyvavo jau 2 kartą, turėjo daugiau patirties ir įgyvendino užsibrėžtą tikslą, tai tapo daugiausia lėšų surinkusią mokyklą.